Sveiki visi. Šiandien truputį apie sveikatos saugojimą. Tai yra, kaip aš susidūriau su šiandieninė sistema skaitosi sveikatos apsaugos. Tai va, čia prieš savaitę, ketvirtadienį, pasitempiau nugarą. Nu taip, kad kaip sakoma liaudiškai, taip kaip suėmė, taip suėmė. Pradžioje dar atrodo nieko, dirbau, reikia pasilenkti, žiūriu kažko sunkiai. Net nustebau pats. Vėjukas skersvėjais gerai patraukė, net nepajutau ant ataušusio stuburo. Ir ką, žiūriu, da po 20 minučių, da sunkiau, da po 20, jau žiūriu, dedi žingsnius, kerta į stuburą. Kaip sakant, tą dieną, sakau, pusdienį atbuvau, penktadienį nuvarėjau į ambulatoriją, mane nusiuntė renginį, nuvarėjau į renginą. Ir sakė, kaip sakant, rengino atsakymas bus tik tai pirmadienį, ir ką, aišku, guliu, kaip sakant, nejudu, džiaugiuosi nejudėdams, pajudi skauda, kerta. Ir ką, pirmadienį nuvarau, daktarė įeina į tą elektroninį visą reikalą, pasižiūriu, dar atsakymo iš rengeno nėra. Tai sakau, tai rengeną tai padarė penktadienį, žinai ką, nuotraukos neatsiuntė. Sako, ne, nuotraukų nieks nesiunčia, kadangi mes ne tos srities specialistai, tai atsiunčia aprašymą, kas kur kame apie tą nuotrauką. Iš vienos pusės nieko nesakau, tegu neteisingai, bet jeigu aš esu pacientas, man padarė nuotrauką ir aš tos nuotraukos neturiu ir gauti galiu tik tai nuvažiavęs į Šilutę, man 20 kg, tai nuvažiavęs į Šilutę, eiti ir nuėjęs į registratūrą, paprašęs, kad jie man padarytų, kad ten, vienu žodžiu, tą rengeno nuotrauką, kopiją duotų. Ten, kaip suprantu, į atmintuką, bet tai labai įdomu, kodėl tokius kelius reikia žmogui, kuris iš tikrųjų jau, klausyk, reikalai yra, tai aš neįsivaizduoju, tu, jeigu į savo ligos istoriją įeini, tebūnie dabar viskas elektronika, kodėl tu nematai nuotraukos? Čia, nežinau ką sakyti, vienu žodžiu, o daktarės klausiau kaip kas, pasižiūrėjo, kad vienu žodžiu man tikrai skauda ir sunkiai einu, tai parašė atleidimą ir sakau, gerai, o kas toliau, tai sako, dabar aprašą tą atsiūs, pažiūrėsim, kas ar lūžiai yra, nėra, gal, sako, jokių lūžių nėra, bet vienu žodžiu, tada žinosim, ką daryti toliau. Bet, sako, toliau praktiškai yra siunčiama pas neurologą, kad ten jis pagal nuotraukos aprašymą, gal ir pagal nuotrauką pačią, jis kažką išaiškins, ką daryti. Gerai, sakau, kada čia? Sako, negreitai, nes registravimas, vienu žodžiu, kad ir prisiregistruoji, eilė yra, sako, jau kokį 1,5 mėnesio teks palaukti. Tai žinot, pasakė, išėjau. Aišku, dar šią savaitikę nori, nenori, jau atsargiai, visą kitą. Tai yra, išėjau į namus, aišku, namuose man nervas paėmė, mintis susisuko greitai. Sakau, jeigu ligotam žmogui reikia laukti 1,5 mėnesio, kai tau skauda, kai paeit neina normaliai, laukti 1,5 mėnesio, čia yra idiotizmas. Aišku, sistema čia yra visiškai idiotiška, nežinau tik kam, ar kad pinigą pamelš, kad jeigu tau skauda, tu greičiau, ar dar ką nors, aš tik taip įsivaizduoju. Tai gerai, susiradau staigiai kliniką, žinau, kaip sakant, čia per giminės. Tikrai rekomendavo, nuvarėm, sužiūrėjo iškart ir kažkaip tai ir internete nuotrauką. Iškart, kaip sakant, įėjo nuotrauką, matosi mano, pažiūrėjo taip, lūžių nėra, pasirodo stuburo, patemti raiščiai stuburo. Aišku, dalykas rimtas, tai ten padarė stebuklą, vienu žodžiu, tikrai ten aparatūros turėjo, tikrai, kaip sakant, mokėjau ne už šiaip sau, ne už oro vedinimą, ne už burnos vedinimą.
Nu ir ką, nu ir valio, nes jeigu pasirodo rimtesnis dalykas, tu nieko nedarysi. Tas dalykas gali pradėti ten, nu, įvairūs dalykai. Jeigu, nu, vat, čia buvo, kad užsispazmuo, nuo to, kad paburko, raiščiai, raumenis, užsispazmuoja spaudimas plečia, nu, įsivaizduokit, plečia raumenį ir spaudžia nervą. Viskas. Tai jeigu tas dalykas ten, sakykime, gali pažeistas rimčiau, ten gali pasidaryti krešuliai, mikrokrešuliai, dar kas nors. Tai yra katastrofa visiška. Tai va, šiandienai susidūriau su tokiu dalyku. Ir ką galiu pasakyti, kaip viltį į ateitį. Matau vieną. Mums reikia sveiko proto prezidento. Tai yra Eduardo Vaitkaus. Visa kita 33 metų šiukšlės ir parazitus reikia grūsti lauk. Visą brudą lauk, visus išdavikus lauk. Jie yra parazitai, sėdintis ant mūsų kraujo. Kitaip, aš to kitaip nematau. Tai mano asmeninė nuomonė. Kam netinka, rinkitės. Rinkitės, dar sykį tos pačius, dar sykį 33 metus kriuškitės. Atsiprašant, nežinau, tas žodis iš tikrųjų tiksliai nėra apibrėžtas. Tai va, o visi sveiko proto žmonės, prašau, matau aš tik vieną viltį, vieną kandidatą ir balsuosiu tik tai už Eduardą Vaitkų. Visa kita braukiam į šiukšlinę. Šiam kartui tiek. Iki.